Įgyvendinant Erasmus Plus strateginės partnerystės projektą Namuose su gamta, susivienijimas Žali LT organizavo 2 praktinės stovyklas, kurių metu buvo išmėginami ekologinės statybos metodai. Jų tikslas buvo paskatinti žmones domėtis natūraliomis ir tradicinėmis statybų technologijomis bei pritaikyti jas savo gyvenime. Taip pat priminti visiems, kad esama nemažai būdų, kaip galime kurti aplinkai savo ir šeimai draugiškus namus. Ekologinė statyba vis dar yra maišoma su kitomis sąvokomis ir kartais klaidingai apibūdinami net ir ekologiškos statybos metodai. Pastaruoju metu jaučiama tendencija tokia iškreiptai pateikti pačios ekologiškos statybos sąvoką, kadangi dažnai yra painiojama ekologiška statyba nuo sveikos aplinkos sukūrimų žmogaus. Šiandieninėje visuomenėje dažnai priimtinas paviršutiniškas požiūris į ekologiškus pastatus, nes žvelgti į procesą iš esmės yra pakankamai sudėtinga. Draugiško aplinkai pastato statybos etapai, žaliavų pasirinkimas, taip pat pastato funkcionavimas ir utilizavimas. Visus šiuos etapus turi vienyti mažos energijos sąnaudos, o nebefunkcionuojant pastatui jo išnykimo procesas tampa gamtos dalimi. Tokio statinio daromas poveikis aplinkai būna mažiausias, restauravimo sąnaudos taip pat minimalios. Iš kokių medžiagų galima statyti namą Lietuvoje ir kokias jas pasirinkti? Lietuvoje pati ekologiškiausia medžiaga turbūt būtų mediena, kurią galima būtų naudoti statybose, kadangi Lietuva yra miškingas kraštas. Ir mediena būtų pati labiausiai prieinama. Ekologiška statyba turėtų būti suprantama kaip statybose naudojamas medžiagas, kurios galima rasti arba statybvietėje pačioj, arba kažkur tai netoli. Pirmosios stovyklos metu dalyviai turėjo galimybę išmėginti sunkaus plaušmulio statybos metodą. Kaip pasakoja Erasmus Plus stovyklos Namuose su gamta dalyvė Indrė, jos paieškos ir paruošiamieji darbai truko 2 metus. Ji bandė surasti tinkamas medžiagas norimo namo statybai. Galvodama, koks tai gali būti projektas ir ieškodama galimybių, kaip galima, pavyzdžiui, pasidaryti apželdintą stogą. Žalias stogas labai patiko šitą idėją. Šiaudistai, su kuriais konsultavausi, kas daro karkasus, nuleido rankas, sako, to neįmanoma padaryti, tai tada tiesiog su pažįstamu architektu galvojom, tokį sprendimą suradom, kad gelžbetonio kolonos ir perdangos laiko sunkųjį stogą ir plus sunkios sienos. Rekomenduočiau, aišku, pirmiausia, tai pabandyti visas technologijas, turėti šiokią tokią viziją savo namo ir, aišku, ta vizija vis tiek namas, tai yra kaip ir tu. Tai yra tavo veidas, atspindi ir tavo gyvenimo būdą ir tiesiog tai turi būti susijęs su tavo veikla, su tavo darbu. Šiuolaikiniai namo statybos metodai gali būti derinami su senaisiais ekologiškais, atsižvelgiant į namo savininkų poreikius.